draugai. Ir kaip aš apie šitą temą galvojau jau labai senai. Buvo man laikas, kada aš galvojau, kad kartais į save asmeniškai pasižiūrėjau iš šalies ir galvojau, kaip aš gyvenu, kartais išoriškai religingai, o viduj tikrai tai toli yra nuo to. Ir Jėzus jisai kovojo prieš fariziejus. Ir aš galvoju, tada reiktų kalbėti apie fariziejus. Bet po to aš galvoju, bet taip pat norėčiau kalbėti ir šiais metais ir šią vasarą apie evangelizmą, apie kitų pasiekimą. Ir vieną dieną man besimeldžiant galiausiai Dievas jisai sako, žinai ką sako, viskas sueina į draugystę. Sako, kalbėkime apie Jėzaus draugą. Kas yra Jėzaus draugas? Ir taigi mes šiandien skaitysime iš Jono Evangelijos 15 skyriaus, bet prieš tai tokia iš vaikystės tokią akimirką prisimenu. Vaikystėje augdami neturėjome kaip šiais laikais vaikai tiek daug galimybių kažkokių tenai žurnalų, laikraščių, interneto, televizorių, būtų tik televizorius su 2 kanalais. Ir pasimenu per tokią rusišką programą rodydavo tokią laidą Jerelašas. Ir ten labiausiai yra įstrigęs man toksai, ten Jerelašo tokia vieta. Jūs automatiškai pagalvojate, kokia jums geriausia Jerelašo vieta išeina. Ir man tokia vieta, tai teisingai, apie apelsiną jau išdavėt. Tai va, ir kadangi galvoju apie draugystę ir galvoju, kokia ta draugystė. Ir va, rodo, ir mes visi atpažinsime, kad ar tai iš tikrųjų yra draugai. 2 draugus, vienas ant palangės toksai storas, tai čia būtų politiškai neteisingai, apkūnus, ir kitas toks visiškai slogas. Ir tas taip valgo, taip skaniai tais laikais. Žiūrėkit, dabar apelsinus tikriausiai vaikam, namie pas mus pastoviai būna po vieną padovinius, bet tais laikais apelsinus tikriausiai prieš kalėdas kažkokias, prieš ypatingas progas pateikdavo. Tai tas apelsinas buvo tokia, kaip super retas dalykas. Ir štai jisai taip jį skaniai valgo, taip atsikanda. Visur tenai matosi, teka per veidą sultis ir rodo tas mažiukas toks kūdas, žiūri, tai ryja ir sako, jeigu aš turėčiau apelsiną, aš tau duočiau. Ir atjolo, ir sako, gaila, kad neturi. Tai va, ir va tada, netgi iš to situacijos sakau, prisiminiu istoriją apie draugus, bet čia būtų klausimas ar draugai, čia būtų, gal viso labo draugelį. Iš ko sakyčiau, kad draugai jie nebuvo, tenai kompanijos žmonių, tai jie buvo dviese tuo metu. Tai faktas, kad jie leisdavo laiką kartu. Tai va, bet tas, galvoju, mes lygiai taip kartais, mes, pavyzdžiui, dabar paklausiau, kas iš jūsų yra Jėzaus draugas? Vis tikriausiai, aš Jėzaus draugas. Ir šiandien sakyčiau, neskubėkime rankos kelti. Tai va, bet pradėkime nuo pradžių ir taigi pradėkime nuo Jono Evangelijos 15 skyriaus. Taigi Jono Evangelijos 15 skyriuje sakoma taip. Pradėsime nuo 15 skyrius. Pradėsime šiek tiek nuo ankstesnės istorijos, nuo 6 eilutės. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surink šakelės, įmes į ugnį ir jos sudegs. Prieš tai galėsite paskaityti pirmas 5 eilutes, tai istorija apie vynmedį. Ir 7 eilutė. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Jei pasilikite mano meilėje, jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas.
Mylėkite vienas kitą. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką esu iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai sakau, vienam kitą mylėti. Ir paskaitom dar toliau. Jei pasaulis jūsų nekenčia, tai žinokite, jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų. Jei jūs būtumėt pasaulio, jis jūs mylėtų kaip savuosius. Kadangi jūs ne iš pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. Atsiminkite mano žodžius, kuriuos aš esu jums pasakęs. Tarnas nedidesnis už šeimininką. Jei persekiojo mane, tai ir jūs persekios. Jeigu laikėsi mano žodžio, laikysis ir jūsų. Ir visą tai jums darys dėl manęs, nes jie nepažįsta to, kuris yra mane siuntęs. Jei nebūčiau atėjęs ir jiems kalbėjęs, jiems kaltės nebūtų, o dabar jie neturi kuo pateisinti savo nuodėmes. Kas manęs nekenčia, nekenčia mano tėvo. Jeigu nebūčiau tarp jų daręs darbų, kurių niekas kitas nėra daręs, jiems kaltės nebūtų, o dabar jie matė ir vis tiek nekenčia. Ir manęs, ir mano tėvo. Turėjo įsipildyti užrašytas įstatyme žodis. Jie manęs nekentė be priežasties. Kai ateis globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo tėvo, tiesos dvasia, kuri eina iš tėvo, jis toliau liūdis apie mane. Ir jūs liūdisite, nes nuo pradžios su manim esate buvę. Ir štaigi Jėzus, vaikščiodamas su mokiniais, vaikščiodamas su savo draugais, tie draugai buvo labai įvairūs, buvo pašaukti iš įvairių gyvenimo vietų ir iš situacijų. Vieni buvo pakviesti tiesiai iš savo darboviečių, dirbo savo darbą, gyveno įprastą savo gyvenimą, maitino šeimas ir štai eina Jėzus, jis mato žvejus ir jis sako, sekit paskui mane. Žvejai, tarptų žvejų vėl, vienas iš jų Simonas Petras, kaip vėliau jau skaitome, aršus, pastoviai užtikrintas, drąsiai einantis, ne visą laiką protingai gal pasielgintis, bet drąsiai pasitikėdami sekantis Jėzų. Buvo zelotas, vienas iš tų tokių aktyvių kovotojų. Tokie, sakyčiau, tautininkas, toksai tikras žydas tautininkas. Štai eina Jėzus prie kito ir štai Matas. Tvarkingai, gražų gyvenimą gyvena. Turtingas, bet turtingas savo tautos sąskaita. Muitininkas. Ir šiais laikais muitininkai. Primena kitą anekdotą iš tarybinių laikų. Ateina į miliciją žmogus įsidarbinti ir sako, pas mus atlyginimai maži. O jis sako, ką pas jūs dar ir atlyginimus moka. Čia ne taip su tais muitininkais. Čia muitininkai, jie buvo tautos išdavikai. Jie dirbo Romos imperijoje. Jie dirbo kitai šaliai. Iš taviškių surinkinėjo, toksai uabas mokesčių surinkinėtojai, kaip kokie antstoliai. Surenka, dalį atiduoda, kitą lieka. Ir kaip jie sugebėjo susirinkti, kaip jiems gerai seksis verslas. Tiesiogite, verslas iš kitų žmonių rūpesčio, iš vargo, bet jie puikiai gyveno. Ir štai Jėzus pakviečia ir tokį žmogų. Ir jisai tampa jo komandos dalimi. Ir štai priešingai tautininkas Petras ir Matas. Žydas išdavikas, kaip jį vadintų ten. Toliau eina ir Jėzus surenka įvairių žmonių, iš įvairių gyvenimo vietų. Žmonių, kurių nepagalvotum, kad Jėzus turėtų pakviesti. Toliau
Toliau, jau jo tarnystės metu, kaip Jėzų vadino? Religingi, tokie tartum dvasingi žmonės. Jie sakė, muitininkų ir nusidėjėlių draugas, vyno gėrikas. Kai kurie net priekaištavo jam ir sakė, jeigu tu būtum Dievas, jeigu tu būtum viešpats, sako, tu su tokiais nesusidėtum. Ir per visą istoriją, kurią skaitom Naujajam testamente, Dievas kiekvienam žmogui, kiekvienam, kuris tik ateina nuoširdžiai ir ieško Dievo. Dievas nesako, žinai, aš esu Dievas ir matau tavo praeitį. Jėzus niekada neakcentuoja į praeitį. Jėzus akcentuoja į ateitį, į tai, kas gali būti. Žiūrėkite, mes visi gyvenime pradėjome, mes nepasirinkome, kur gimti, pas kokius tėvus, kokioje šalyje, kokiais laikais. Ir kartais mes pradėję gyvenimą ir galbūt ne visi geriausiai pradėjo gyvenimą. Ir dar pasižiūrime į savo dabartinę situaciją ir kartais norim save pateisinti. Aš esu čia, nes mano ten tėvas, nes ten kažkas, nes mano mama, nes mano senelė ir dar kažkas. Šiuo atveju Jėzus sako, man nesvarbu, kokia tavo praeitis. Su manimi, su mano tėvu. Tau gali būti nuostabi ateitis. Ir kada fariziejai kaltino ir sako, kaip tu su tokiais bendrauji, kaip tu su tokiais bendrauji. Jis sako, sveikiesiems gydytojo nereikia, ligonėms. Ir dar ne vieną kartą Jėzus jisai ėjo ir jisai rinkosi savo draugus tokius žmonės. Žiūrėkite, palyginimus suteikdamas Jėzus, jis davė vieną palyginimą apie muitininką nusidėjėlį ir apie šventųjį teisuolį, kuris stovėjo bažnyčiui. Jis atrodė labai pamaldžiai, tvarkingai, labai gražiai. O kitas atėjo ir sako, vėl prisidirbau. Man čia patiko Rasos liudijimas, kur sako, stengiausi, nepavyksta. Žiūrėkite, kai kurie žmonės ir jie dirbo savo darbą ir galvoja, mano profesija tokia, nepatinka, ką aš darau, bet aš nežinau kitos išeities, aš nežinau, kaip kitaip pradėti, kaip pradėti sąžiningai gyventi. Ir sako, aš kaltas ir vėl aš ten surinkau per daug mokesčių ir iš viso man nėra ko pasiteisinti. Dieve atleisk man, sako, jisai stovėjo šventyklų nuleidęs, galvo mušėsi, bet nesakė, Dieve esu kaltas, atleisk man, Dieve atleisk man, Dieve esu. O kitas stovėjo savo taip uždidžiai, taip pasitikinti savim ir galvoja, Dieve ačiū tau, kad nesu kaip štai anas nusidėjėlis, muitininkas, išdavikas, bet kad aš esu teisus, aš šlovinu tave, aukoju, nešu dešimtinę, kalbu gražiai, meldžiuosi. Dar kitoje istorijoje Jėzus iš Luko 10 skyriaus apie gerąjį samarietį. Šią savaitę per radiją klausiau, buvau įsijungęs važiuodamas Marijos radiją, pažiūrėjau, kad man iš visų radijų tikriausiai ne viskas patinka, bet iš visų, sakykime, viską, ką leidžia, kažkiek, sakykime, yra žymiai geresnis dalykas. Tai ten kalbėjo apie Samariją labai įdomiai, kaip istoriškai, mes dabar skaitome ir sako, žydai nemėgo samariečių. Kas buvo tie samariečiai? Samariečiai tai buvo susimaišę žydai. Karo su asirais metu žydai buvo išvaryti iš savo vietos ir jie judėjo į kitą vietą. Ir jie atėjo į tą vietą, kur Samarija, jie buvo, kaip tremtiniai, buvo ištrimti. Ir vėliau, sakykime, kadangi jie gyveno jau nebe savo tautoj, natūraliai, kaip ir šiais laikais, žmonės iš Lietuvos ar iš kitų šalių emigruoja kažkur. Emigruoja, jie pradeda susidraugauja, kuriasi mišrios šeimos ir jie jau buvo, kaip žydai sakytų, jau nebetikri žydai. Jie buvo žydai, kurie savo kilme buvo žydai, bet po to jau giminės, kaip jau vadina, švarios, jau nebepratėsi. Jie tiesiog susimaišė su kitomis tautomis. Ir jie tarsi buvo kaip žydai, bet kaip antrarūšiai žydai. Dėl to visą laiką tikras žydas, kuris didžiavosi ir netgi po pakėlęs galvą dėl savo tautos, dėl to, kas jisai yra, jie žiūrėdavo į tuos kaip, jie ale žydai, jie tokie pusiau. Lyg tai antraklasiai, antrarūšiai
piliečiai. Nu, jie lyg ir turi kažkokias teisės, lyg ir švenčia tas pačias šventės, negi būdavo debatų, ant kurio kalno reikia Dievą šlovinti, ar ant šito kalno, ar ant to kalno, ir jie nusako, tikrieji garbintojai garbins ne ant to kalno, ne ant to. Ir taigi žiūrėkite, Jėzus duoda tą istoriją apie gerąjį samarietį. Duoda istoriją, kad ir mes kartais girdėdami tą istoriją, galvojame, nu, kaip buvo, aš tikriausiai tai nepadaryčiau. Įsiklausykime. Istorija, kur žmogus patenka į problemą, jį apiplėšia plėšikai. Istorija, kuri gali labai, sakykime, pasikartoti ir šiom dienom. Žmogus keliavo, buvo apiplėštas nusikaltėlių ir galiausiai jisai, sakykime, buvo ne tik apiplėštas, buvo ir sumuštas. Ir štai jisai guli pakelėje. Pakelėje. Pamatykime šių dienų perspektyvoje. Kartais žmogus guli pakelėje ir kokios mintis yra. Praeina pro šalį ir pravažiuoja kažkas galvoja. Alkoholikas, alchašas, bomžas, ar dar koks nors, ar narkotikų susileidęs. Galvoju, tai kada mes kartais galvojame kaip šventykloje, bažnyčioje, sako, ačiū Dievui, kad nesu kaip tas nusidėjėlis. Neskubėkim. Nes kartais pasižiūrime ir galvojame, klausyk, galėtų gyventi, o jaunas, gražus atrodo, stiprus, pačiam jėgų žydėjime ir šitaip savo gyventi. O kad žmogus gali turėti problemą. Aš mačiau vieną situaciją, važiavau iš darbo, kažkur skubėjau, pas Gintarą susitikti. Ir staiga važiuodamas matau ten mašiną nuskridusi, nuo kelio medį numušusi ir guli ant žemės ir raitosi. Sustojau, aišku, ten priėjau, ir matau raitosi, kažkas policijai skambina. Ir priėjau ir ten kažkas rėkia. Ir paskui tai tėvas priėjo, sūnau, viskas bus gerai. Pasirodo, žmogui vairuojant epilepsijos priepuolis ištiko. Jis visiškai savęs pradėjo nekontroliuoti, pradėjo raitytis. Priėjau ir ten kažkas bandė dar aiškinti, mama šoko būsino išsigandusi. Sako, neskambinkit policijoje, mes čia iš rajono, mes kažkaip susitvarkysime, čia mes patys, viskas bus tvarkoj. Ir aš ten prieėjęs, pradėjau melstis, jis pradėjo raitytis ir staiga jisai pabunda, atsisėda ir ten tėvas sako, atvažiavom, sūnau, atvažiavom. Ir tas matosi dar nesupranta, kas vyksta, privažiuoja staiga policija ir sako, kas čia vyko, nešk matuoklį, matuosim girtumo laipsnį ir visiškai neįsigilinę į situaciją, į nieką, jau pradėt, sako, jūs pasižiūrėkite, kaip yra žmogui. Ir jau sako, taip, sako, išgėrimai gali epilepsiją sukelti, bet sako, mes, sako, standartišką savo procedūrą turim daryti. Ir bet kartais, iš šalies, sakau, jau yra, kad neįsigilinę situaciją gali nuteisti. Ir štai, koks jis yra. Štai, koks tas žmogus. Štai to žmogus pakliuvęs į problemą. Žiūrėkite, kokių yra situacijų, yra vienas dokumentinis filmas apie benamius padarytas. Ir mūsų atrodo, tai yra žmonės baigė 4 klases ir visiškai gyvenimas sužytas yra žmonės, kurie baigė mokslus aukščiausius, turi gerą išsilavinimą, tėvus turi ir dar kažką. Tiesiog per įvairias gyvenimo situacijas, per aplinkybės, per šeimos situaciją, per kažką. Ir kartais atrodo, man taip niekada nebūtų. Žiūrėkit, neskubėkime. Aš visą laiką taip sakau. Aš visą laiką norėčiau. Jeigu man artėtų tokia situacija, turėti draugų, kurie bus visą laiką šalia, kurie neskubės manęs nuteisti, žiūrėk, kaip gražiai pradeda ir kaip toliau tęsiant. Aš norėsiu tai žmonių, kurie laikys mano vieną ranką, kairę ir dešinę ir sakys, pakilk, kelkimės kartu. Ir žinau paklausti šiandien, ar mes turim tokius draugus? Ar mes esam kažkam tokie draugai? Ir labai rimtas klausimas. Jėzus jisai kalba dar vieną dalyką. Sako, mano draugai bus tie, kurie vykdys mano įsakymą. Pirmą kartą perskaičius, man toksai buvo, pirma reakcija galvoju, palauk, ką turi bendro draugystė ir įsakymas? Atrodo, draugystė tai būtų sveikas draugas. Gerai, šių dienų kalba pasakykime. Turiu savo draugą ir sako, davai aš pabandysiu ten tą,
Pavyzdys, noriu šokti nuo tilto. Sako, va toks nerealus yra jausmas. Adrenalinas sukyla, tenai. Ir kažkas sakė, ne, pačiu akmenį susimuši. Ne, tai vis tiek. Arba dar kažkokia nesąmonė. Ir ateisi sakysi, ne, nedaryk nesąmonė, nedaryk darniščių. Tu prastai, o kartais gali sakyti, koks skirtumas. Ne viena situacija yra buvusi, raštų po policijos suvestinį, kas buvo, išėjo žiemą ant ledo ir visi, hei, kas drąsesnis, dar vieną žingsnį, kas drąsesnis, dar vieną žingsnį, kas drąsesnis, dar vieną žingsnį. Ir paskui tik įlūžo, vienas zabandė gelbėti, kiti išsigando, pradėjo bėgti ir vėliau klausė, kas atsitiko, tu nežinom, jis kažkaip pats išėjo, nieks neprisipažįsta, kad jie tada bandė, kaip sako, kas yra viščiukas, kas pirmas išsikas, kas eis pirmas. Bet draugas yra tas, kuris ateina, sako, žinai, nedaryk nesąmonę, nedaryk kvailysčių. Arba draugas sako, žinai, susipyko su žmona ir sako, žinai, viskas, atsibodo man tie dalykai. Eisiu mergų, eisiu alkoholio, eisiu bare sėdėsiu, eisiu paieškosiu narkotikose, ar, nežinau, dar kažkokiose linksmybėse, nes tai nebeveikia, ir sako, draugas, pasižiūrėk, tu šitą momentinį savo supykimą emociją, tu nori paversti ir sugriauti savo ilgalaikį dalyką. Tikras draugas, tas, kuris tau kalba į tavo gyvenimą. Ne tas, kuris pataikauja, tas, kuris kalba tiesai tavo gyvenimą. Toks yra tikras draugas. Ir čia Jėzus sako, žiūrėkit, tikri draugai tie, kurie klausys, ką aš sakau. Ką Jėzus sako? Jėzus sako tai, kas mus apsaugotų nuo pražuvimo, kas mus apsaugotų nuo patekimo į kažkokias problemas, ir dar tai Jėzus mums sako. Dar Jėzus sako, kas vykdys mano įsakymus. Apie kokius įsakymus kalba dar? Apie vienus labai konkrečiai. Mes kalbėjome per sekminės. Kalbėjome, kokia sekminių reikšmė mums, kaip tikintiesiems. Mes kalbėjome, kad taip labai svarbus dalykas, kad Jėzus, kai išeis atsiųs dvasią, sako, globėja, kodėja. Ir sako, mes būsim pripildyti šventosios dvasios ir pradėsime elgtis kitom kalbom. Sako, ne. Visų pirma, kai tai šventoji dvasia, taip mes pradėsime kalbėti kalbomis. Sako, pirmas ženklas, kad jūs tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir iki visų žemės pakraščių. Ir taigi čia yra pati pabaiga. Čia vėl pakartoja Jono Evangelijos 15 skyrių. Kai ateis globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo tėvo, tiesos dvasia, kuri eina iš tėvo, jis toliau liudys apie mane. Sako Jėzus, štai žiūrėkit, aš dabar išeinu, dabar žiūrėkit, Jėzus čia šalia mūsų nesėdė. Pasakysiu, kaip čia teologiškai paklausė. Taip, Dievas yra mūsų tarpe, kur 2-3 žmonės susirinka jo vardu. Bet aš negaliu, kad jo kaip Gintaro, Nijolės kaip Vitalio pačiupinėti. Bet Jėzus sako, žiūrėkit, aš išeinu. Ir dar pasako, gerai, kad aš išeinu. Sako, nes tada aš jums atsiųsiu kodėja, globėja. Jūs sako, nebūsite našlaičiai, nebūsite vieniši. Atsiųsiu tas, kuris jums padės. Šventąją dvasią. Ir sako, ta dvasia toliau, tai reiškia toliau. Nesibaigė, Jėzus tai pasakęs, pakilo į dangų ir viskas. Išėjo, dabar jau kaip nors. Sako, ne, toliau ateis šventųjų dvasia ir toliau pasakys, ką daryti. Sako, toliau liudys apie mane. Ir sako, ir šitoje vietoje, žiūrėkite, dvasia liudys apie Jėzų, kam? Kad mes taptume dar tokie dvasiškai stipresni, gražesni, super dvasingi, eisime kaip tie levitai, kurie tą gulintį žmogų paliko, kurie galvoja, kaip jisai toksai. Ir tas samarietis, antrarūšis žydas, antrarūšis pilietis, jisai ėjo ir jis pagelbėjo. Labai praktiškai pagelbėjo. Ne maldom, nesukalbėjo Dieve, laiminu ir ten gero poilsio. Ne, jis labai realiai, labai praktiškai. Sako, pakėlė, parastė žaizdas, nuvežė tuo metu, sakykim, kaip mūsų ligoninė, kadangi pasižiūrėjo, neturėjo socialinio draudimo, sako, aš apmokėsiu jo sąskaitas. Toks tikras draugas. Ne kuris ten, žinai, paskambino gal telefoną, čia girtas guli kažkoks. Susiemkite, paimkite. Ne, labai realiai. Ir čia Jėzus sako, labai praktiškai. Kai jums primint šventoji dvasia, toliau liudys Jėzų. Kam? Paskutinė 15 skyriaus 27 eilutė. Ir jūs kas ir galvoji, ir jūs čia kažkam kalba, čia kalbėjau tada tais bibliniais laikais. Ir jūs čia tie mokiniam,
Sako, ir jūs, nesako, ir kai kurie iš jūsų. Sako, ir jūs liūdysite. Ką liūdysite? Skelbsite Kristų. Nes nuo pradžios su manim esate buvę. Dar turiu vieną rašto vietą, bet koncentruokim tada gal į Mato Evangelijos paskutinius žodžius prieš Jėzų išeinant. 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kur jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatė mokiniai parpuolę ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite. Pirmas tai yra veiksmas, labai konkretus veiksmažodis. Eikite. Nereiškia, pamastykite, pagalvokite, pafilosofuokite, pasvarstykite, pasiginčykite ir dar ką nors padarykite, sako, eikite. Labai konkrečiai. Tai yra veiksmas. Sako, pasikelkite nuo tų, kuris sėdite ant tų vietų ir eikite. Darykite veiksmą ir eikite. Ir ką darykite? Eikite ir padarykite mano mokiniais. Taigi, čia vadinamas yra didysis paliepimas. Ir sako, mano draugai, kurie myli mane, jie vykdys mano paliepimus. Didysis paliepimas vienas, kad eitume ir skelbtume. Ir tai nesibaigia. Viena dalis yra Evangelijos skelbimo, kitą padarykite mokiniais. Tai reiškia, žmogus įtikėjo pirmą kartą, bet sako, viskas. Nuo čia yra ne kaip finišas, kur pagaliau atėjau pas Jėzų. Ne, tai yra startas. Tai startas naujos, nuostabios pradžios su Dievo gyvenimu. Kada Dievas sako, žiūrėk, man nesvarbu, kaip tu pradėjai. Man svarbu, kaip mes toliau eisime ir kaip mes baigsime kartu. Tiesiog padarytų mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios ir mokydami laikytis viso, ką tik jums esu įsakęs. Ir štai esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir čia Dievas sako, žiūrėkite, kai mes mylėsime Dievą, mes labai praktiškai atreaguosim ir kažką darysime. Nes toje vietoje Dievas sako, jeigu tu sakai, kad tu myli mane, o nekenti savo brolių, arba tu sakai, kad tu myli, laiške Jokūbe labai gražiai pasakyta. Žiūrėk savo meilę, savo tikėjimą, parodyk be darbų, o aš darbais parodysiu. Realiai žingsniais. Realių dalykų, kad aš myliu Jėzų. Ir čia 15 skyriaus pabaigoje ir žiūrėkite dar toliau, gal dar pačioj pradžioj, į 15 skyriaus yra dar sako, kad ne jūs mane įsirinkote, bet aš jūs įsirinkiau ir paskyriau. Žiūrėkit, Jėzus sako, ne jūs mane susiradot, ne jūsų nuostabios išgelbėjimo istorijos. Kaip ir aš kažkada sakiau, ėjau gatvę, pamačiau misionieriai, pamatė, sako, gerai, gali padėti, pavers viskas, prisivertėjau, galiausiai patikėjau ir štai einu ir sakau, ačiū Dievui. Ir ne Dievas sako, ne, aš tave suradau, aš suradau kelią ir laiką ir vietą ir būdą, kaip pasiekti tave. Mūsų kiekvienas Dievas pasiekė skirtingai. Labai skirtingai. Dievas sako, aš tave suradau. Ir galvoju, ačiū Dievui, aš jau surastas. Ir man patiko toksai filmas Matrica. Surodo, kaip iš iliuzijų pasaulio išgelbėtas vienas žmogus, toksai vardu herojus Neo, prabunda ir jis sako, išgelbėtas ir viskas sako, ne. Sako, dabar, sako, tu esi išgelbėtas ir išgelbėti toliau eina kitų gelbėti. Aš noriu, kad tai taptų mūsų bažnyčios kaip moto, kad išgelbėti gelbėja kitus. Iš ko mes žinom, kad mes esame išgelbėti? Kad mes jau nebesame iliuzijų ir melo pasaulyje. Kad mes sekame Kristų. Ir sako, štai viešpate, štai aš tavo tarnas, štai aš tavo tarnaitė. Tegu unėma pagal tavo valią. Viskas, ko mums reikia atsakyti, Dieve, esu tau prieinamas, naudok mane. O kaip jau naudos? Palikime Dievui. Ir sako, taigi aš jūs įsirinkau, ne jūs mane, aš įsirinkau, kad eitumėte ir duotumėte vaisių. Dievas nori, kad mūsų gyvenimas nepraeitų toks bevaisės, šiaip kaip einam, stumimės per gyvenimą, prašom savo kažkokių poreikiai tie dideli ir mes susikoncentravę į save. Ir sako, ne, aš noriu, kad jūs eitumėte ir duotumėte vaisių. O tik prašytumėte, Dievas duotų.
Yra dalykai, kurių gali prašyti vien dėl savęs, bet yra kiti dalykai, kuriuos mes meldžiame Tėve mūsų maldoj, kad Dieve, tebūnie tavo karalystė, kaip danguj tebe žemėje, ir tebūnie tavo valia. Ir taigi, užbaigdamas aš noriu paklausti, ar Jėzus yra jūsų draugas? Ar tikrai? Ar jūs iš tikrųjų draugavot su Jėzumi? Mes jau kalbėjome, kaip galime atpažinti, kad mes draugaujam su Jėzumi, kad jis yra mūsų draugas. Aš manau, kad ir neklausiau jau pirmo klausimo, kas norėtų būti Jėzaus draugas. Jis tikėjęs, kad mes visi norime būti Jėzaus draugai, turėti tikrą draugą. Bet taip pat noriu paklausti, ar taip turime draugų? Sako, mylėkite vienas kitą. Jis var nekalbėjote kažkur super dvasiškai, atsisuka ir sako, o tu, Petrai, žydas tikras, mylinti savo tautą, kovojantis, įstraukęs kardą galėtum čia taip. Sako, mylėk Matą, tą buvusį išdaviką. Ir tu, Matai, toksai slidus, prie pinigų, viskas tvarkoj. Sako, mylėk šitas, to žievį, kuris tinklus, tai anksčiau nusikeikdavo, ten, žinai, nusispjauna, ūkiškas vyras. Sako, du skirtingi, mylėkite. Jonas, ir jis vardina kitus, sako, mylėkite vienas kitą. Ir žiūri, mes esame labai skirtingi, mums labai lengva tave mylėti. Jo, sako, mane tai lengva mylėti. Sako, mylėkite vienas kitą. Tokie, kokie yra. Tokius, sako, žiūrėkite, jeigu aš juos pasirinkau, tai kas jūs tokie, kad juos atmestumėme. Taigi, nuostabi žinia, Dievas mūsų įsirinko. Sako, jis mus pats surado. Kiekvienas skirtingoje gyvenimo vietoje. Ir sako, aš dabar noriu, kad jūs, sako, jūs mano draugai esate, mylite mane. Kad, sako, jūs dabar tą patį irgi padarytumėt, eitumėt, sakytumėt, štai yra Jėzus. Žiūrėkite, kaip nubėgo tas ir sako, radome tą, apie kurį kalbėjo tenai raštai, pranašai, einam pasižiūrėsime. Turiu, sako, ar kažkas gali būti geras iš Nazareto, bet sako, einam pasižiūrėsime, gerai. Sako, radome, moteriškė, įbėga į kaimą, sako, suradau tą, kurį papasako visą mano gyvenimą. Ir nepasako, labai faina, labai gerai, kad tu, žinai, matau, kad esi rimtas dvasinis vyras. Ne, jinai sako, sureagavo. Taigi noriu šiandien paklausti, kaip mes atreaguojame Jėzaus meilę. Atreaguokime tuo, kad turime draugus, esame kažkam draugai, kad esame aplinkiniams. Noriu lygiai taip pat paklausti, ar mūsų draugų ratas yra tik tai bažnyčia? Ar mes turime draugų už bažnyčios ribų? Nes jeigu neturime, kaip mes juos pasieksime kitus žmonės? Kartais draugai gali arčiausiai prieiti. Žiūrėkime, sukurkime tokią vietą, apie kurią Jėzus sako, kad mes galėtume drąsiai kviesti žmonės pas Jėzų, nesigėdindami, kur žinotume, kad žinia, kuri bus, kad bus pakvietimas kiekvienam paklausti, ar Jėzus yra tavo draugas. Gal dar jis nėra šiandien, bet jis ir gali tavo tapti draugu. Pasimelskime. Dieve, dėkojame, kad tu mus pirmas pamilai, kad tu pirmas susidraugoji su mumis. Taigi, Dieve, mes dėkodami už tą draugystę, dėkodami už Sūnų Jėzų Kristų, mes, Dieve, toliau šloviname tave. Pakilkime ir pabaigai pašlovinkime Viešpatį, kad jis yra mūsų draugas. Alleluja.
Pasilikime su Dievu, eikime su juo ir būdami draugai, darykime jo valią tai, ką pasakė. Amen. Susirinkimas baigtas. Gražin.